Kipras, Viduržemio jūra. Čia smėlis labai įdomu šitam pliaže. Gali ryte rasti visą pliažą geltoną arba šalia va visai jau juodas smėlis. Noriu jums parodyti vieną techniką, kur ypač vyresniems žmonėms labai gerai padės tvarkytis su silpstančiais raumenim. Vyresni žmonės pradeda netekti raumenų masės. Darykit šitą pratimą. Gniaužykit šitaip kojų pirštus. Gniaužykit šitaip kojų pirštus. Atsisėdę, žiūrėdami televizorių. Gniaužykit tiesiog. Labai geras. Jūs pajusit, kaip dirba visas raumuo, kaip dirba visas kojos raumuo. Darykit ryte, tik prasibudę pratimus. Būtinai. Pakelkit. Atsigulę ant nugaros, pakelkit kojas aukštyn kelis kartus. Išlipę iš lovos pirmiausia, darykit, kad ir pasirėmę į kažką pritūpimus. Tai įjungsit visą savo startui, visą organizmą darbui, kraujotaką, nervų sistemą, viską. Būtinai tą darykit. Šitas būtinas ir vakare. O pirštus šituos judinkit, kai tik tai turėsit laiko ir prisiminsit. Ir tą darykit. Būtinai. Aš labai primiktinai to prašau. Nes tai jūsų silpimas raumenų, viso tonusų paduose, matot, yra kojų pirštuose paduose, yra visas organizmas, yra visa organizmų nervų sistema. Ir jeigu tą darysit, turėsit ilgai labai stiprų, fiziškai aktyvų raumenyną, mėlėjų.